Sveiki, mėlėjai. Mes tradicinėse joninėse. Tradicinėse, nes porą metų jos buvo iškritę iš konteksto ir per joninės nelijo. Dabar šventoji. Vaizdas, kaip pasakyti, pakankamai geras. Žmonių yra. Neminė. Kaip galima pagalvoti arba kaip būdavo anksčiau, kai buvo skambios antraštės, kad 500 000 lietuvių atsidūrė staiga prie jūros per ilgai savaitgalį, tačiau viskas normaliai. Galima praeiti, galima rasti vietą restorane, aš kalbu apie šventąją. Ir galima nusipirkti įvairių dalykų. Tiesiog tradicinė mugė. Kaip jinai vyksta, kaip sekasi, kalbame su prekybininko. Labą dieną. Labą dieną. Prisistatykit. Virginija Rudienė, Pamario žolynų įkūrėja ir darbuotoja ir visi verslai viename. Ir kaip sekėsi? Galit palyginti šias joninės su ankstesnių metų joninėmis? Šiaip jeigu joninėse, tai turbūt šventojoje esu pirmą kartą joninėse. Šventojoje mugėje jau esu ne pirmą kartą, tai tiesiog visą laiką derinu kartu ir poilsį, ir darbą. Ir man čia visiškai, kaip aš sakau, patinka. Iš tikrųjų galėčiau visą vasarą čia prekiauti, labai smagu. O kaip žmonių, kaip šis savaitgalis? Patenkino lūkesčius, ar galvojat, kad bus daug daugiau, ar daug mažiau? Taip, iš tikrųjų, man labai lengva, nes neturėjau jokių lūkesčių. Nes šiaip norėjusi pabėgti nuo visų darbų, kurie lieka namuose, nes neina namuose, tai nepailsėsi, kai dabar yra pats žolynų metas, o šiemet žolynai visi kartu, vienu metu visi kartu. Ir Liepoje žydėdavo Liepos pabaigoje, tai visi žydi dabar. O tai tiesiog neina suspėti. Bet kai esi čia, tiesiog atsipalaiduoji pušinę, labai gerai jautiesi ir lauki joninių. Aišku, o kaip žmonės, kaip reaguoja, kaip bendrauja, kaip nuotaikos? Ką žinau, po mūsų palapiniai nuotaikos visada geros yra. Arbatos, pažiūrėkit, kokios spalvos yra arbatos. Ir jos yra iš tikrųjų stebuklingos. Jeigu jūs palaikytumėte dabar šitą rankoje šitą arbatą, pažiūrėkit, nes patikrinsit. O džinas neišlys? Žiūrėkit, gali ir džinas išlysti, bet kad spalva pasikeis, tai iš tikrųjų. Nuo žmonių šilumos, nuo meilės spalva darosi raudona, rožinė. O tai palyginam, tikrai skiriasi? Tikrai, aš tai jau mėlyną pyliau. O čia kokią chemiją naudojat? Čia chemijos nėra, čia žydė. Žiūrėkit, net joninių proga net atsivežiau šitą gėlę, kuri iš tikrųjų yra, aš netgi tokią nuotrauką turiu kaip paparčio žiedė. Tai čia dažo lietuviška gėlelė miškinė dedešva. Darželių gėlė senovinė miškinė dedešva. Miške auga tikroji dedešva ir jinai tokias nuostabias spalvas daro. Mes čia turim tik 2 spalvas, aš turiu net 24 nuotraukas tos pačios arbatos. Tai jūs galite įsivaizduoti, kokį stebuklą galim turėti. Ir jinai yra ne tik graži, bet ir skani, ir spalvota. Ir jau mes šiandien papildomai pakavome šitos arbatos. Tai manau, kad dar per 2 dienas iki joninių, dar gali tekti ir namo lėkti. Tikrai skani, galiu patvirtinti. O minėjot, kad žolynų rinkimų metas. O ką rinkti? Aš žmogus iš miesto. Dabar žinokit, aš tikrai negalėčiau pasakyti, ką rinkti. Viską. Žinokit, viską, kas yra po kojomis, viskas yra vaistažolės. Ir pas mane jų yra 200 pavadinimų. Bet tokiam, kuris be Wikipedijos nelabai atrinks. Tai dabar Liepos žydi, pilnai žydi Liepos, lipikai, raktažolės jau peržydėjo šitos, kaip ta vadinasi, dirvuolė žydi ramunės, daugybė visokių žolynų yra, tikrai labai daug ir mėlynės jau prisirpo ir dar lapus galite rinkti. Daug žolynų iš tikrųjų, aš net nežinau, aš einu į mišką, pareinu su klėbiu, einu vienos žolės rinkti, pareinu su 10. O kaip džiovinti, kad būtų ir nauda, ir ta žolė? O čia ir yra Pamario žolynų didžiausia nepaslaptis, bet tiesiog žolynų, kaip čia pasakyti, išskirtinumas, kad šitie Pamario žolynų žolynai yra surinkti Nemuno deltos regioniniam parke ir išdžiovinti po skiedriniais stogais. Čia man fizikas vienas išaiškino, kodėl jie tokie spalvingi,
kodėl jie išlaiko tokią gražią spalvą, va, būtent po skiedriniais stogais, kaip senovėje, džiovindavo tas žoleles, jos lėtai įkaista, tada išlaiko spalvą, gražios išlieka ir lieka visas medžiagos, tai kas yra iš gamtos, tas ir lieka. Aišku, nu toks sudėtingas receptas. Sudėtingas, reikia turėti skiedrinius stogus. Pradžiai. Pradžiai, tik viskas nuo to ir prasideda ir dar turėti, kaip sakyti, meilės tam darbui, nes jei čia neturėsi meilės, taip numirsi, iškart į pievą nuėjęs nevaliosi. O paparčio žiedą, jeigu radai, reikia kažkaip specifiškai džiovinti ar ką daryti? Ne, va būtent tai ir yra, tai čia, jeigu čia dėl to ir yra, kad vis dar randam tą paparčio žiedą, tai dėl to ir tiek daug arbatų, jau kai neberasi to žiedo, tai jau žegnokitės. Aišku, ačiū labai. Smagių visiems joninių, gerų žolių ir kad spalva keistųsi į gražesnę. Iki. Ir gyvenimas tikrai bus gražesnis, jeigu mes bent mintis tą linksmę keisim ir džiaugsimės pasidarę gražią arbatą. Sakysim, man nereikia, kad tik būtų naudinga, jau iš karto, jeigu graži arbata, iš karto diena kitaip prašvinta ir saulė nušvinta. Ačiū labai. Ačiū Jums. Visiems sveikatos.